Afganistano kare tarnavę Lietuvos kariai visas problemas sprendžia tik bendraminčių rate. Mat valdžios vyrai jų pagalbos prašymams išlieka kurti. Karo veteranai stebintys retėjančias savo gretas ir dažnai girdintys, kad kolegos neištvėrę psichologinės įtampos savo norų traukiasi iš gyvenimo, dar kartą kreipėsi į valstybės vadovus. Į Kaune surengtą ataskaitinę konferenciją iš visos Lietuvos suvažiavę Afganistano karo veteranai džiaugiasi vykstančiais tradiciniais renginiais, kurių metu turi progą susitikti, bendrauti ir dalintis anuomet karo veiksmų zonoje patirtais išgyvenimais. Tačiau Afganistano karo veteranus vienijančios organizacijos atstovai su nerimu žvelgia į vis retėjančias bendražygių gretas. Jie stengiasi kaip įmanydami rūpintis vieni kitais, o gautą labdarą dalyja ne tik buvusiems Afganistano karo dalyviams, bet ir vargingai gyvenančioms šeimoms. Deja, išskirtinio valdžios dėmesio taip ir nesulaukia. Sąskrydžiai tai jau vyksta 15 metų, nuo 25 metų tas vyksta ir tai žmonėms tikrai reikia to bendravimo, tokio pabuvimo, pabendravimo, pasikalbėjimo, įsikalbėjimo, kaip sako, iš širdies. Labiausiai mums trūksta psichologinės pagalbos. Ir trūksta, kas susiję su gydymu, kadangi tarp 40-50 labai didelis žmonių skaičius miršta, tiesiog masiškai miršta. Insultai, infarktai, tie atsiliepia sužeidimai, tie pergimai, viskas lenda į paviršių. Ir labai stipriai. O valdžia šito klausimu tikrai nesirūpina. Afganistano karo veteranai neslėpia apmaudo, kad tuo met, kai sausio 13-ąją reikėjo ginti strategiškai svarbius valstybių objektus, jie buvo itin reikalingi ir stovėjo pirmose eilėse, tačiau vėliau liko pamiršti. O juk dauguma 8-9 dešimtmetyje karo siaubą Afganistane išgyvenusių karių dabar turi ne tik sveikatos, bet ir psichologinių problemų, tačiau nesulaukia deramos pagalbos ir vis dažniau iš gyvenimo pasitraukia savo norų. Todėl konferencijoje parengtas dar vienas kreipimasis į Lietuvos Respublikos ministrą pirmininką Andrių Kubilių, kad vyriausybė pagaliau susirūpintų Afganistano karo veteranais. Ir aš nuoširdžiai tikiuosi, kad premjeras yra iš tų žmonių, kurie sprendžia visų Lietuvos žmonių problemas, tame tarp ir afganistaniečių. Ir tikiuosi, kad bus sudaryta reali darbo grupė ir kad realiai premjeras asmeniškai prakontroliuos, ar darbo grupė sudaryta tam, kad numarinti klausimą, kaip dažnai būna, ar iš tikrųjų išspręsti problemas. Nes mes turime pavyzdžių tikrai nemažai. Ir ne tik tokiuose turtingose valstybėse kaip Izraelija, Jungtinėse Amerikos valstijoje, Prancūzijoje, kur tas rūpestis žmonėmis dalyvausiam kare, kur valstybė siuntė, yra tikrai nuoširdus ir nepopierinis. Afganistano karo veteranai teigia, kad kitose valstybėse ir ne vien tik išsivysčiusiose buvę kariai sulaukia ir dėmesio, ir finansinės paramos, ir deramos medicininės bei psichologinės pagalbos. Tačiau Lietuvoje to vis dar nėra.